darykite didesnius darbus. Labai smagu, iš tikrųjų, smagu atvažiuoti, socializuotis, biškį pabūti mokykloje su vaikais. Tai aišku, nauja patirtis, bet kol kas antrą kartą su čia labai pasikraunus laiką teigiamą emocijų. Labai smagu matyti tiek daug vaikų, kurie tokie norintys, tai viską gerai supranta, visus pratimus gerai padaro, jie taip net mėgaujasi tą darydami, varžosi tarpusavį irgi šypsonas jų veide, tai labai smagi ta tokia praleista valanda visą laiką čia būna. 4 žmonės būsit susikabinę rankom. Tai primena mum, kokie mes esam laimingi, kad galim žaisti krepšinį pilnavertiškai, kad galim džiaugtis tuo sportu, kad galim kartu praleisti laiką su šeimom ir ne tik sudalyvauti varžybose, bet taip pat prisidėti prie sunkiai sergančių, prie tų, kurių galbūt likimas nedavė tokių pat galimybių tiek, kiek duoda mum. Tai esam laimės kūdikiai, kad galim daryti tokius projektėlius, galim dalyvauti tokiose akcijose, iniciatyvose, nes be to negali būti supratimo, kas iš tikrųjų yra gyvenimas, kas yra sportas ir ką tai vienija. Visi jauni dar, viskas priešakis ir jie tokie labai žingeidus, labai klausus, jiems viskas įdomu ir toks labai tas pozityvumas pas juos labai žavi, kur atrodo kitą kartą ir mums vyresniems žmonėms to trūksta, tai labiausiai gal to, sakyčiau, galima čia pasimti. Įvairiausi žaidimai, estafetės, tokie kažkiek galbūt ir protiniai žaidimai, kur kažkiek reikia ir galvą pamankštinti, kaip ką padaryti. Kažkur kažkokio koordinacijos pratimai, tai tikrai man irgi kažkas nauja, tai visai tokie įdomus pratimai, biškį ir pačiam pamastyti. Ir jo, kažką pasivaržyti, o gale viską vainikuoja karavanas, kur irgi tikrai būna daug emocijų ir panašiai. Pavargau, nukalė, nunešė nuo kojų, bet labai smagiai, iš tikrųjų smagu pajudėti ir jų yra tokios tyros, atviros ir nuoširdžios emocijos, kurios iš tikrųjų jų negalima suvaidinti. Tai be galo smagu, be galo malonu ir siūlyčiau visiems dalyvauti tokiuose renginiuose, daryti tokias akcijas ir prisidėti prie tokių būtent renginių. We are all one team.